Noriu pasidalinti savo patirtim, kokia buvo prieš Mykolą ir kokia esu dabar. Tai prieš Mykolą aš buvau nepasitikinti savimi, nedrąsiai, bijanti eiti daryti dalykus, kurie man patinka ir kurie man teikia džiaugsmą. Bijanti priimti man palankius sprendimus. Buvau pervargusi, perdegusi. Pasigaminti maisto ar susitvarkyti namus man būdavo misija neįmanoma. Vienintelis dalykas, kurį aš norėdavau daryti, gulėti lovoj ir nieko nedaryti, nes man buvo labai sunku. Ir jau galvojau, kad man jau geriau būti negali, kad bus tik blogai. Galvojau, kad jau nebemokėsiu džiaugtis gyvenimu, tais mažais dalykais, kad vėl negalėsiu trykšti energiją, pozityvų. Bet po pirmos konsultacijos su Mykolu viskas pasikeitė. Po konsultacijos su Mykolu atsirado daugiau jėgų, pasitikėjimo savim. Dabar einu ir darau dalykus, kurie man patinka. Esu daug drąsesnė. Darau dalykus, apie kuriuos anksčiau tik tais galėdavau pagalvoti. Pasidariau disciplinuotą, atsisakiau rūkymo, susitvarkė mano mityba, pagaliau vėl mokau džiaugtis gyvenimu ir tais mažais dalykais. Tai tikriausiai būtų tiek.